Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Akademija, prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius. Šiandien studijoje 3 Katalikų teologijos fakulteto studentės ir taip pat 4 pakalbinsime telefonu. Taigi pristatau jums religijos pedagogikos programos 3 kurso studentę Almą Jakusevičiūtę. Labas, Alma. Sveiki. Taip pat Katalikų teologijos programos 5 kurso studentę Justiną Navardauskaitę. Sveiki. Ir Katalikų teologijos programos 5 kurso studentę Sandrą Mališkaitę. Sveiki. Susirinkome čia, mėly klausytojai, su jumis pasidalinti teologijos fakulteto aktualijomis, kasdienybė, kuri jums gali ir neatrodyti labai kasdieniška, nes šios studentės Alma, Justina ir Sandra tik patyrė įdomią akademiją ir gyvenimo kelionės atkarpą, nuotykį, buvo išvykusios į užsienį pagal Erasmus mainų programą, Erasmus mainų arba praktikos programą. Tai trumpas toks paaiškinimas, universitetuose studijuojantys studentai turi galimybę vieną semestrą išvykti į kurį nors užsienio universitetą ir ten studijuoti. Po vieno semestro studijų grįžę į Lietuvą tuos dalykus, kaip mes akademiniu žargonu kalbame, užsiskaito ir toliau tęsia studijas. Na, visos kelionės išlaidos yra apmokėtos programos, o studentam tai yra didelė ir turtinga, na kiek turtinga to išgirsime, patirtis. Taip pat yra tokia galimybė išvykti į užsienį ir nestudijuoti, bet įgyti praktinės patirties, kurioje nors užsienyje esančioje institucijoje arba organizacijoje, kuri yra kažkuo artima tai sričiai, kurią studentai studijuoja. Taigi Alma ir Akvilė Paulauskaitė iš religijos pedagogikos studijų programos, kurią kalbinsime telefonu, buvo išvykusios į vadinamąją Erasmus praktiką. Visą vasarą praleido Prancūzijoje, Taize kaimelyje, brolio Rože įsteigtame vienuolyne. Taigi, pirmiausiai ir norėsiu užduoti jums, Sandra, Justina ir Alma, štai tokį tradicinį klausimą, kokie įspūdžiai pirmiausiai jums dabar ateina į mintį po tos jūsų kelionės. Justina ir Sandra, jūs buvote Belgijoje, Liuveno katalikiškame universitete. Kaip jums sekėsi? Sekėsi mums visai galbūt neblogai. Kokie įspūdžiai, tai pirmiausia labai daug studentų iš užsienio, iš įvairių šalių, labai įvairių, iš ne vieno žemyno, ne tik Europos. Ir tarptautinėse programuose mūsų kursiokais buvo žmonės ir iš Nigerijos, ir iš Irako, iš Amerikos, iš įvairių šalių. Tai gal tas šiltumas pirmiausiai žmonių, kad jie nebijo prieiti, nebijo bendrauti. Man tai kažkaip įspūdingiausia buvo taip patirti tą praktinę teologiją. Ar ne, mes, kai kalbame apie teologiją, mes visada įsivaizduojam dogmas, kažkokią sakramentologiją, bet kai tu išvažiuoji svetur, tu suvoki, kad ta teologija iš kitos pusės yra labai susijusi su kultūra. Ir ta teologija auga tiek, kiek auga kultūra ir įsišaknyjusi kultūrai. Labai įdomu dalyvauti paskaitose su žmonėm, pavyzdžiui, kurių šalyse vyksta karas, ar ne? Tokios kaip Irakas. Ir kai mergina liudija, ar ne, kaip ją pagrobė teroristai, ar ne, ir kaip ta teologija jos istorijoje įsipaišiusi, ir tai yra labai labai įdomu. Alma, praktiką atlikti šiek tiek yra kas kita nei išvykti studijoms. Ir kuo skyrėsi tavo įspūdžiai nuo studijų įspūdžių, ką patyrei? Aš patyriau tikrai labai daug dalykų. Gal vienas labiausiai sužavėjęs dalykas, kai tu 3 kartus per dieną valgai prie vieno stalo, gauni skirtingus darbus kiekvieną savaitę ir nežinai, kokio darbo tikėtis, ir esi su žmonėmis iš viso pasaulio ir skirtingų pasaulio kontinentų, Azijos, Afrikos, Pietų Amerikos, ir suvoki, kad nėra jokių sienų, nei tarp odos spalvos, nei tarp kultūrų. Mes esam žmonės ir svajojam, galvojam apie tuos pačius dalykus. Visi norim būti mylimi ir laimingi, ir tikrai nuostabi patirtis
kai tu gali pamatyti skirtingus žmonės, bet jauti vienybę ir džiaugsmą būdama kartu. Tikrai ir maistas, ir pati kelionė, dėl kurios mes turėjom daugybę problemų ir turėjom net 3 taksi per vieną dieną, praleidom paskutinį autobusą į Taizė ir tiesiog jau nebežinojom, kaip ten nusigausim, tai tiesiog tokie dalykai užgrūdina ir pripildo tikrai patirties. Taip kad, manau, tai turtingas laikas. Išgirdusios apie praleistą autobusą, Justina su Sandra susižvalgė, reikšmingai ėmė juoktis ir man jau tiesiog kyla noras jų paklausti, kaip sekėsi joms jų kelionė. Mūsų kelionė irgi nepraėjo be nuotykių, nes pirmiausiai turėdamas mažai patirties, perkant lėktuvų bilietus, mes 1 parą praleidom Oslo oro uoste, nes nusipirkom bilietą su persėdimu. O vėliau tai žodžiu, išlipus iš lėktuvo Briuselyje, tai turėjom tokių bėdų, kad kažkaip viskas labai pasikeitė. Pirmiausia, tai valandos pasisuko, jau nebesuprantama kalba žmonės kalbėjo, Justinos kompiuteris kažkaip tai susiliejo su dušo želė, o mano lagaminui nulūžo ratukai. Ir mes turėdamos po 3 krepšius, kiekviena bandėm kažkaip tai be ratukų keliauti. Nieko nebesupratom, kas ką kalba. Žodžiu, įlipom į autobusą, valandą važiavom iki centro Briuselio, turėjom nakvoti pas tokią moterį 1 naktį per couchsurfing programą. Ir pas tą moterį labai vėlavome, o kai galiausiai ją suradome, tai jinai gyveno 4 aukšte, be lifto. Ir mes tos krepšius tempėm. Žodžiu, Erasmus mainų kelionė neapsėjo ir be fizinio tam tikro krūvio. Ir moteris, ačiū Dievui iš tokią moterį, kuri pateikė savo, taip grubiai išvertus, sofą patarnavimui jaunom studentėm iš Lietuvos. Taigi, manau, mūsų klausytojai jau yra sudominti, išgirdo tokias žiežirbas iš jūsų pirmųjų patirčių ir iš tikrųjų dabar eikime į tokią paprastą galbūt į užsienį išvykusios studentės kasdienybę. Štai Erasmus studijų mainai ir Erasmus praktika. Ką jūs veikiate visą tą laiką? Kokia į užsienį išvykusios studentės kasdienybė? Alma, pradėsi pasakoti apie praktiką. Taip, jeigu kalbam apie praktiką, kuri skiriasi nuo Erasmus studijų, kad tiesiog mes ten įgijom daugiau praktinių dalykų ir neturim nei paskaitų, mes, pavyzdžiui, turėjom Biblijos įvadą, bet tai buvo 2 kartus per savaitę ir daugiau mes tiesiog visą dieną dalyvaudavom brolių sukurtoje programoje. Tai būdavo ir pamaldos 3 kartus per dieną, ir aišku, valgymas 3 kartus per dieną, tačiau savanoriais mes tapom tik po 1 savaitės, kadangi, kas žinote, į Taizė žmonės atvyksta savaitei. Ir po 1 savaitės žmonės, kurie nori pasilikti, turi tam tikrą susitikimą ir lieka kaip ilgalaikiais arba trumpalaikiais savanoriais. Ir savanoriai jau turi savo atskirą programą su tuo pačiu laiku pamaldoms, valgiui, tačiau jie dirba apie 5 valandas per dieną. Kiekvieną dieną, tai mes su Akvile juokavom, kad mes visą vasarą neturėjom nė vienos laisvos dienos. Nes mes dirbdavom ir šeštadienį, ir sekmadienį, tiesiog tie darbai skirdavosi. O va tikrai žaviausias dalykas, apie kurį aš minėjau, kad kiekvieną savaitę mes gaudavom vis kitą darbą. Ir kas linksmiausia, tu nežinai, kokį darbą gausi kitai savaitei. Ateini šeštadienį, pamatai sąrašą. Ir merginos aplink tą sąrašą su visokiausiom emocijom jau nurodo, ar darbas patinka ar nepatinka. Tai vat, ir dirbti teko tikrai pačius įvairiausius dalykus. Pačią 1 savaitę buvau kontaktinis asmuo Biblijos įvade, kadangi kiekvieną rytą yra Biblijos įvadas 10 valandą. Ir po valandos žmonės skirstosi į grupeles, yra suaugusiam ta pati programa, tik veda skirtingi broliai, taip pat yra jaunimui programa ir tiesiog tu kaip kontaktinis asmuo bandai juos vesti į diskusiją ir kalbėjai apie tos dienos Biblijos tekstą. Ir tikrai buvo pačių vairiausių darbų nuo vadovavimo valymo komandoms iki buvimo housekeeper, tai būtų pagrindinis asmuo visam dideliam name, į kurį atvažiuoja šeimos iš viso pasaulio, nes šalia Taizė yra toks mažytis kaimelis Semuny ir ten persikelia šeimos, jaunimas ir suaugusiai lieka Taizė. Taip, tai patys įvairiausi darbai, pagalba bažnyčioje,
paruošiant ją pamaldoms, taip pat ir maisto dalinimas, ir Biblijos įvadai savanoriams ir dalyvavimas juose. Tikrai patys įvairiausi darbai ir žaviausia, kad tuose praktiniuose darbuose mes galėjom būti kartu, galėjom būti kaip komanda, kas ir yra svarbiausia Taizė. Sandra, Justina, kokia Erasmus studijų mainų studentės kasdienybė? Tai aš turbūt norėčiau truputį papasakoti apie tokius techninius dalykus, kas vyksta studijose. Ir pats pirmasis dalykas, su kuriuo mums teko susidurti ir kurį perprasti, tai pati akademinė tvarka. Tai yra, pavyzdžiui, mes Lietuvoje esame pripratę, kad mes esame maža bendruomenė ir mes nueiname į vieną vietą ir toj vienoj vietoj visi viską žino. Ir tau atsako į visus klausimus ir tau labai viskas aišku. O Liuvene, tam gražiajam senajam universitete, tu pajunti tą didybę, kad vienas žmogus anaip tol visko nežino ir tau reikia susirasti tos kitus žmonės, kurie kažką žino. Ir baigiant kreditų tvarką, pažymių sistema kažkokia, visokiais kitokiais dalykais. Tai aišku, turėjom labai įdomias paskaitas. Iš tikrųjų teko pajusti tą tarptautinį mokslo lygį, tą tokią akademiškumą, ar ne, kuris kartais tikrai neapsiriboja vien kažkokiamis dvasinėmis praktikomis, bet labai konkrečiais moksliniais tekstais ir labai konkrečiais moksliniais veiksmais. Ir tikrai teko matyti labai iškilių ir daug dirbančių Liuveno profesorių, kurie tikrai yra, manau, teologijos tokie, jeigu gerai reiškia, vilkai, ar ne, kurie labai, labai moksliškai išnagrinėja tam tikrus teologinius dalykus. Aš gal galėčiau papildyti šiek tiek iš kitos pusės, kad neskaitant paskaitų ir ruošimosi kitoms paskaitoms, Liuvenas yra pats toks mažas studentų miestelis, kur viskas sukasi apie studentus, nuo parduotuvės, nuo kavinės iki dviračių nuomos punkto. Viskas sukasi apie studentus ir veiklos studentams ten tikrai netrūksta. Yra ne vienas klubas susirinkti studentams, kavinės, vakarais vyksta kalbų mainai, galima susirinkti kavinėje ir mokinti kitus žmonės savo gimtos kalbos, taip pat išmokti ir iš kitų. Taip pat būdavo įvairūs koncertai, stalo žaidimai, įvairios veiklos, jau nekalbant apie klubus ir visokį naktinį gyvenimą studentų. Ar buvo norinčių išmokti lietuvių kalbą? Mes nerizikavom siūlyti mokintis lietuvių kalbos. Ne visiems turbūt labai įdomu yra rytų Europos kalbos. Ir labai įdomu tai, kad, kaip Sandra minėjo, kad viskas šitą miestelį sukasi apie studentus, taip pat Liuvene kiekvienas fakultetas turi savo barą. Ir kai mes šitą žodį girdim Lietuvos kontekste, mes įsivedėm labai konkrečius dalykus. Daug alkoholio ir mažai kažkokių blaivių kalbų. Ir mažai oro. Mažai oro. Ir kai mes nuvykome, mums šitas reiškinys atrodė labai keistas, bet mes išdrįsome nueiti į teologijos fakulteto barą. Ir ten pamatėme labai tokį jaukų vaizdą iš tikrųjų, nes ten nėra tikslas išgerti kuo daugiau alkoholio, bet labai įdomi atmosfera, nes tu įeini į barą ir tu girdi, kai kažkas ten dešinėje pusėje kairiai diskutuoja apie trejybę arba kitus bažnytinius klausimus ir tas alkoholis ar alus yra priedas ar ne, tarsi toks atmosferos šildytojas, bet tai nėra pagrindinis tikslas ir vakaro pabaigoje dar galima su visais susikalbėti. Taip. Dar galėčiau paantrinti, kad alus tai iš tikrųjų Belgijoje yra toks kultūros dalykas ir labai labai įprastas. Netgi studentų valgyklose galima jo gauti dienos metu visiškai be jokių klausimų ir nuostabos. O galiu pasakyti, kad fakulteto bare tai kaip tik vyksta toks judėjimas ir vieni su kitais bendrauja, o kas per paskaitas nespėja pabendrauti ar nedrįsta, tai kažkaip bare tai tikrai yra ta erdvė, kur žmonės prieina, pakalbina, galima susipažinti ir su savo kursiokais ir tu matai, kad visi yra iš teologijos fakulteto.
Taigi, mėly klausytojai, dabar kaip tik turbūt užsimanėte pasidaryti bent jau arbatos, taigi trumpa muzikinė pertraukėlė, po jos kalbinsime Akvilę Paulauskaitę, religijos pedagogikos programos 3 kurso studentę, klausime jos apie jos patirtį Erasmus praktikos metu Taize vienuolyne. Come, my Lord, my light, my way. Come, my lantern, night and day. Come, my healer, make me whole. Come, my Savior, and restore my soul. Come, my Lord, my light, my way. Come, my lantern, night and day. Come, my healer, and make me whole. Come, my Savior, and restore my soul. Come, come, my King. Come, my Lord, my light, my way. Come, my lantern, night and day. Come, my healer, make me whole. Come, my Savior, and restore my soul. Come, my Lord, my light, my way. Come, my lantern, night and day. Come, my healer, make me whole. Come, my Savior, and restore my soul. Come, my King. Empty without you, Lord, 'cause you're the only one who truly makes me whole. You quench my thirst with living waters for my soul. You hear my prayer, Lord, and lead me home. Come, my Lord, my light, my way. Come, my lantern, night and day. Come, my healer, and make me whole. Come, my Savior, and restore my soul. Come, my Lord, my light, my way. Come, my lantern, night and day. Come, my healer, and make me whole. Come, my Savior, and restore my soul. Come,
Na štai mes ir vėl eteryje, primenu, jog girdite laidą Akademija. Šioje laidoje kalbamės apie Katalikų teologijos fakulteto studenčių užsienio praktiką bei studijų mainus. Na, kaip ir žadėjau, dabar kalbiname vieną studentę, kuri negalėjo dalyvauti laidoje. Taigi Akvilė Paulauskaitė, religijos pedagogikos studijų programos 3 kurso studentė. Akvilė, čia skambiname iš laidos Akademija, jūsų kolegės jau laidoje, o dabar noriu užduoti kelis klausimus jums apie jūsų Erasmus praktiką Taize vienuolyne pas Taize brolius. Tai, na kągi, toks įprastas klausimas, kokie įspūdžiai vis dėlto iš šios praktikos, kas tokio ypatingo įvyko, kokios naudingiausios patirtys? Tai aišku, įspūdžiai patys geriausi, nes praleisti ilgesnį laiką Taize visada svajojau, o Erasmus praktika suteikia šitą galimybę. Ir šiaip negaliu kažko išskirti labai vieno dalyko, nes visa vasara buvo tikrai įspūdinga. Kiekviena diena kažką atneždavo naujo. Ir aišku, būdavo visokių jausmų ir gerų, ir blogų, ir namų ilgesys, tačiau manau, kad ši praktika ne tik profesiniai mano galbūt ateičiai padėjo, bet ir tikrai šiaip gyvenimui paprastam. Ir nežinau, iš tiesų viskas tikrai buvo labai gerai. Kokie yra jaunieji katalikai, krikščionys, su kokiais žmonėmis susidūrėte? Iš tiesų Taize yra gerai tai, kad ten suvažiuoja visi krikščionys iš visų konfesijų ir nesijaučia jokių skirtumų. Visi yra labai draugiški, visi viską priema vieni kitus ir galbūt tai, kad buvo daug žmonių ir buvo smagiausia, nes buvo galimybė susidurti akis į akį su visais. Tiek su tikinčiais, tiek visai su netikinčiais, kartais iš kitų religijų. Tai jaunimas iš tiesų tenai yra labai atviras, labai fainas. Tai kaip jau iš jūsų tono galiu suprasti ir pasakojimo, nesigailit, kad vykote ir tikrai manau, kad ne vienas klausytojas galbūt jum dabar pavydi. Tai mano paskutinis toks klausimėlis, ką jūsų asmeniniai tikėjimo kelioniai, galbūt asmeniniai brandai davė ši patirtis? Iš tiesų davė labai daug, nes kiekviena diena čia, studijos, lėkimas, darbai, tokia kartais pasimiršta tas toksai gilesnis dvasinis gyvenimas, o ten tie 3 mėnesiai buvo truputį sustoti susimastyti, sugrįžti galbūt ir pagilinti tą ryšį tvirtesnį su Dievu. Tai tikrai davė labai daug. Manau, Taize tai yra pati geriausia vieta tam. Taigi po šios trumpos reklaminės pauzės, iš tiesų, ačiū labai Akvilė už liudijimą, už pasidalymą, mes tęsime laidą ir geros dienos. Sudie. Ačiū ir jums sudie. Na štai, Alma, Justina, Sandra, girdėjome jūsų kolegės atsiliepimą ir liudijimą. Aš atkreipiau dėmesį, kad pertraukėlės metu jūs taip gyvai pradėjote dalintis daugybę dalykų, kuriuos patyrėte ir kažkokiais iššūkiais ir sunkumais netgi apie metro, apie praleistus autobusus, apie tamsoje grėsmę pasilikti gatvėje, būti apiplėštam ir taip toliau ir panašiai. Taigi mano kitas klausimas. Kaip su tais sunkumais, kuriuos patyrėte, iššūkiais ir apskritai visa ta jūsų patirtis, ką jį davė jūsų tikėjimo kelioniai, asmeniniai brandai, kaip susidorojote su iškilusiais sunkumais, nes manau tikrai grįžote į Lietuvą jau, kaip liaudyje sakoma, su antpečiais. Aš turėjau galimybę suvokti, kad realiai nieko gyvenime nėra neįmanoma. Nes aš kaip ir minėjau, kad mes prieš kiekvieną darbą turėdom savaitę ir prieš kiekvieną darbą būdavo informacinis susitikimas, kaip aš juokauju, kad taptume profesionalais tai savaitai. Bet dėja, brolis ar sesė tikrai negali paaiškinti visko, ko tau gali prireikti per tą savaitę. Ir kai ateina žmonės, buvo be galo daug žmonių iš Vokietijos, gal netgi daugiau negu prancūzų. Ir kai tu nekalbi vokiečių kalba, kai tu truputį supranti prancūzų kalbą, o ispanė kalba gestais ir varo ispaniškai, tai tikrai būdavo keistų akimirkų, kai tu nežinai, ką daryti ir kaip jiems padėti, bet tada gelbėdavo tokia žmogiška šiluma ir paprastumas. Paprastumas ir pasitikėjimas, kurio aš išmokau Taize, kaip būti su kitais, kaip būti bendruomenėje, kaip elgtis, kai tau tikrai sunku, kaip pasitikėti kitais, kurių galbūt tu visai nepažįsti. Ir turėjau tikrai nuostabią solidarumo savaitę, kurią mes jaunimu diskutavom apie solidarumą įvairiose šalyse ir
Tikrai aš prisimenu nuostabų brolio Aloizo laišką, kurį turbūt ne vienas skaitėte, kur yra mintis, jog taika prasideda mūsų širdyje. Ir tikrai pamenu, kaip diskusijų metu buvo viena mergina iš Ukrainos ir mane tikrai labai palėtė jos mintis, kai ji teigia, jog sako, mums tikrai labai sunku, kai mūsų akise žūsta žmonės ir mes nežinom, ką daryti, mes nežinom, kaip elgtis ir sako, mes čia atvykstam pasisemti tos stiprybės. Tai ta bendrystė su žmonėmis iš viso pasaulio labai sustiprina ir tie darbai besikeičiantis kiekvieną savaitę pripildo ne tik patirties, bet duoda labai daug pasitikėjimo ir drąsos. Na, o dar vienas dalykas, kuris palėtė mane ir sustiprino mano tikėjimo kelionę, tai buvo tylos savaitė, kai mes gyvenom visai atskiram name ir išgyvenom tylą su kitomis merginomis, kai valgydom tyloje, bet kartu prie vieno stalo ir darėm daug dalykų kartu, bet tyloje ir skaitėm šventąjį raštą. Ir tuomet aš išgirdau, kad Viešpats man tiesiog prakalbėjo, kad Alma, tu esi be galo mylima mano dukra, tiesiog tu labai dažnai tai pamiršti ir tuo bejoji. Tai Erasmus praktika Taizė, aš galiu nebejodama sakyti, kad sustiprino mano motivaciją dėl studijų pasirinkimo ir tikrai jaučiu neblėstantį norą dirbti su jaunais žmonėmis. Ir jaučiu tą drąsą, kuri gyvena manyje dabar. Pirmiausia, jeigu kalbant apie kažkokius sunkumus ir patirtį, tai iš tikrųjų ta realybė mokantis anglų kalbą, kuri prieš tai nebuvo labai artima man ir kasdien naudojama, tai priartino tą realybę, kad jeigu iškyla problemos, reikia jas įspręsti čia ir dabar, nebėgti kažkaip. Ir buvo daug tokių momentų, kad ne, aš to gyvenime nepadaryčiau, aš to gyvenime nesugebėčiau ten, perskaityti kažkokią knygą, greit parašyti anglišką filosofinį tekstą ir ypatingai, kai tu turi kažkokį mokyklinės anglų kalbos žinių bagažą. Ir buvo daug tokių momentų, kad sakydavau, ne, aš to tikrai nepadaryčiau, tikrai nesugebėčiau, bet kai ateina ta akimirka, tu kažkaip padarai, nes tu neturi kur trauktis. Tu žinai, kad atgal žiūrėti nebegalima, gali žiūrėti tik čia ir į priekį. Ir tikrai tai buvo toks asmeninis sustiprinimas, ar ne, kad dalykai vyksta čia ir dabar. Ir tu esi toj realybėj ir turi ieškoti išeities, ar ne. Ir kita labai stipri patirtis buvo, kad ir kaip sunku būtų, ar ne, mes kažkaip toj tikėjimo kelionėj su Sandrai išlikom ir melsdavomės kiekvieną dieną. Ir tas man labiausiai įspūdį paliko, kad ir kaip diena būtų kartais nusisekusi, džiaugsminga arba priešingai kartais labai nenusisekus, mes vis tiek kažkaip susėsdam kartu ir melsdamės, kad tu Viešpatie vis tiek mus išvesti, tu mums parodysi kelią. Tai ir kai mes pamatėm tą finalą ir atsisukam atgal, mes pamatėm, kad Dievas mus tikrai išvedė, kad išpildė savo pažadus ir kad šiandien kai kurie dalykai, kurie praeitie atrodė tokie dideli, tokie sunkus, šiandien yra labai aiškus, nes tu, Liuvenė, turėjai galbūt visiškai kitokių lemtingesnių patirčių ir šiandien į kai kuriuos dalykus gali pasižiūrėti laisviau ir suprasti, koks tavo vaidmuo juose. Tai man tas labai labai sustiprino kaip asmenybė ir aš išmokau žiūrėti problemas čia ir dabar. Kalbant apie sunkumus, tai gal toks labiau techninis dalykas, tai kadangi ten mes neturėjom vidursemestrio atsiskaitimų ir namų darbų, tik vieną egzaminą, tai turėjom kažkaip išmokti kitaip planuoti savo laiką, kad nuolat ruoštumėmės egzaminams ar tam paskutiniam atsiskaitimui ir niekas iš tikrųjų mūsų nestūmė ir mums neprimindavo to, mes kažkaip turėdavom pačios viena kitai priminti. Kalbant apie kiekvienos dienos kažkokius iššūkius gyvenimo, tai teko išmokti prieiti paklausti, prieiti paprašyti, kas bent jau man tai nebuvo labai būdinga iki šitos kelionės. Kažkaip stengdavausi susirasti, išsiaiškinti pati, bet tekdavo tiesiog kartais nueiti ir kažko paprašyti pas žmogų arba paklausti. Ir dar kitas iššūkis būdavo priimti tai, ką tas žmogus duoda. Galbūt didžiausia tokia patirtis ir kalbant apie tikėjimą, tai supratau, kad tikint Dievu negalima netikėti žmogumi.
kad labai svarbu tikėti žmogumi tuo, ką jisai gali, pasitikėdamas Dievu. Kokie yra jauni katalikai, galbūt kiti krikščionys, nes teze bendruomenė nėra vien katalikiška, bet ekumeninė. Kokie jauni katalikai kitur Lietuvoje? Su kokiais jūs susitikote? Minėjote iš Nigerijos studentus ir kitur. Galbūt toksai skirtumas, sakyčiau, užsienyje negu Lietuvoje, kad ten pasakęs, kad esi katalikas, jie supranta, kad esi praktikuojantis, nesi statistinis vienetas, esi praktikuojantis tikėjimo gyvenimą gyvenantis žmogus. Kaip su to tikėjimu ir praktika kitose šalise, galbūt jie kai kurios dalykus laisviau žiūri negu mes, negu pas mus įprasta. Bet visgi, nors tikėjomės kažkaip to tokio, vadinkim, laisvo, liberalaus tokio požiūrio, tarp mūsų kursiokų tikrai būdavo tokių, kuriuos sutikdavom sekmadienį mišiose, sutikdavom bažnyčios šventėse. Tai aš galbūt tiesiog galėčiau pritarti Sandrai, kad tikrai jeigu tu sakai, kad tu esi tikintis, tai tu išreiški jau visų savim, ar ne, kas pas mus Lietuvoje nėra taip pat. Tai jeigu tu Lietuvoje pasakai, kad tu esi tikintis, tai tu reiškia pakrikštytas gali būti, o tenai tai tokių įdomių susidūrimų, ar ne, kad, kaip minėjau laidos pradžioj, kad tie kultūriniai ar ne skirtumai, kai tu matai verbų sekmadienį, tose pačiose mišiose, toj pačioj procesijai šokančius afrikiečius. Ir tada labai pamatai tą tokį kitoniškumą, ar ne, kai tu, būdamas Marijos žemės katalikas, ten ramiai šakelę pasiėmęs žygiuoji, o tavo priekyje žmonės šoka, ar ne, ir kitaip išgyvena tą verbų sekmadienio tikrovę, ar ne, ir galvoji tada, wow, tikrai kažkaip, bet vis tiek sugebi išstovėti toj pačioje erdvėje, ar ne, ir jinai tau netrodo kažkokia priešiška, bet kaip tik artima ir draugiška. Kalbant apie Taizę, tai tikrai buvo pačio įvairiausio jaunimo, bet aš labiausiai susižavėjau žmonėmis iš Pietų Afrikos, kurie diskutuoja, būdami savanoriais, atranda laiko, susirašinėja su tais, kurie yra namie, sprendžia netgi tokius politinius klausimus, ką daryti su parapijos vadovais, kurie, sakykime, nevykdo savo pareigų ar yra pernelyg neaktyvus, netgi diskutuoja, ką daryti su merais ir tiesiog per tuos susirašinėjimus gimsta tiesa, kad jie tarpusavėje palaiko ryšį, kad ir kuriam bebūtų pasaulio krašte ir drąsiai praktiškai gyvena tikėjimu. Tai vat, sakyčiau, lietuviams to ir pritrūksta drąsos liudyti, drąsos priimti tikėjimą ir į viešą valstybės gyvenimą. Ačiū, Sandra, Alma, Justina. Mūsų laida eina į pabaigą, mėly klausytojai. Tikimės, kad jūs uždegėme, dar didesnę meilę bažnyčiai ir susidomėjimų bažnyčios įvairovę, taip pat ir katalikiškųjų studijų ir studentų praktikų įvairovę visame pasaulyje, šiuo atveju Europoje. Ačiū, kad buvote su mumis. Girdėjote laidą Akademija. Studijoje kartu su manimi, Katalikų teologijos fakulteto dekanu Benu Ulevičium, buvo fakulteto studentės Alma Jakusevičiūtė, Justina Navardauskaitė, Sandra Mališkaitė ir telefonu kalbinome Akvilę Paulauskaitę. Su Dievu.